O tai jeigu paimti tą tūkstančių metų skalę, nuo kokių šumerų, ar ne, ir pabandyti palyginti, kiek čia fotografija 200 metų dar nėra, tai visas 20 amžius tiesiog yra fotografiniais ženklais nužymėtas. Labai ilgai rašytos šios istorijos kaip atskiros, bet man tai yra viena ir ta pati istorija, prezentacija. Fotografija, ta meninė fotografija yra viena iš fotografijos dalių. Tai tokio žiūrint, kurią mes istoriją dabar rašom. Jeigu mes rašom meninės fotografijos istoriją, tai aišku, mes turime pavyzdžius iš dailės, galime ieškoti ir analogų su daile, kadangi sąlyčio taškų mes be galo naudojame. Jau vien iš to fakto, kad, sakykime, pirmieji fotografai buvo dailė, beveik išimtinai visi. Čia turbūt reikia žiūrėti pagal aplinkybės, vis dėlto iki tam tikro laiko, kai nebuvo maišymosi sričių meno, kai egzistavo ribos, kai fotografija galų gale net buvo tokiu daugiau taikomuoju dalyku paversta, tai tada mes galėtume kalbėti apie dvi atskiras istorijas. Bet dabar jau, kai ji integruojasi, kai ji perima kitų menų principus, o kiti menai naudojasi fotografijos ir principais ir tiesiog fotografiniais vaizdais, dabar jau galima kalbėti tik apie vieną istoriją. Man taip pat.